Na ir paskutinė dalis, galvoju, iš tų mažesnių detalių jau nebeapžvelginėsiu, tiesiog paskutinis toks iš didesnių aparatų. Tai būtent yra pultelis, transmitter, siųstuvas, įvairių dydžių, įvairių formų, įvairių kompleksiškumo, sudėtingumo. Sakiau, kaip man sakiau, šitas man labai fainas, labai patinka, jisai maloniai rankose laikosi. Aišku, jisai yra žymiai didesnis, žymiai turi LCD, touchscreeną, jisai turi, su visais navarotais. Jisai brangesnis yra, control, stikai čia visi. Ir gali čia žiūrėti ir greitį, ir aukštį, ir throttle, kiek yra amperų, kiek atstumas, visokių navarotų pilna. Tai šitas yra tikrai geras aparatas, jis naudojamas tiek profesionaliai, tiek mėgėjiškai. Šitas yra jau, aišku, daugiau toks mėgėjiškas, bet tikrai pilnai viskam jo užtenka. Tai čia yra siųstuvai, čia duodam komandą. Po to čia yra imtuvai, tai yra tai, kas dedasi į patį modelį. Tai man atrodo, tą patį atrodžiau. LRS, tai kas yra tas LRS? Trumpai tariant, tai yra protokolas, kurio bendrauja siųstuvas su imtuvu. Yra skirtingi protokolai, yra FairSky, visokių ten Crossfire. Populiariausias kol kas, kaip suprantu, yra šitas Express ir LRS. Jis yra populiariausias, nes jis yra gerą atstumą palaiko, gerą stabilumą, vienu žodžiu yra open source'as, kaip suprantu. Ir pigus pakankamai, pigus jo imtuvai, pigus tie siųstuvai. Ir geras variantas, geriausias variantas, dėl to aš jį naudoju. Vienintelis dalykas, kas gan erzina su šitais siųstuvais imtuvais, tai kad reikia juos surišti, tarkim, šitą surišti su tuo, šitą su tuo, pagal naudojimą. Ir tai dažnai būna toks, kartais pavyksta, kartais nelabai, kartais vienaip, kartais kitaip. Ir va šitoje vietoje yra toks erzinantis dalykas, bet be to viskas yra pakankamai paprasta, čia susilituo, čia iš esmės kas yra. Tai yra, matot, mažytė mikroschema, antena, laideliai, kurie susilituoja ant pačios mikroschemos ir jungiasi į valdiklį, kaip mūsų atveju, pavyzdžiui, bus. Ir iš esmės visur yra panaši ta schemutė, va čia pinai yra, tik tai biškį didesnė. Čia Lietuvoje pirkti šitie du, jie brangesni. Ta prasme, aš niekada nepirku, stengiuosi niekada nepirkti Lietuvoje, nebent jau visai trūksta. Tai va. Už tai, kad jie tiesiog dvigubai viskas brangiau yra. Tai šitas, man atrodo, buvo siūstas, šitie du Lietuvoje pirkti, bet kokybė, ta prasme, viskas. Man labiausiai patinka beta FPV, kiek iš visų tekę naudoti, tai jie lengviausiai susibandina, susiriša. Trumpa detalio apžvalga baigta. Galim dabar keliauti į AliExpress, žiūrėti kaip kur ką įsigyti.